Sveiki visi, šiandien mes žaisim Clash of Clans. Tai va, tuoj pamatysime, kas mano kaimelėje naujo atsirado. Tai va, aš video filmuoju dėl to, kad noriu parodyti, kaip užsiapgreidinau 8 town hallą jau. Tai va, tai čia yra mano kaimelis, pasistačiau tokią bazę, tikrai visai nebloga. Ir va, ir nežinau, dabar reikia viską po biškį apgreidinu. Čia statau Dark Spell Factory, čia Archer Tower apgreidinu, čia laboratoriją apgreidinu. Tai va, galiu parodyti klanvarą. Mes pralaimim. Nu ir turbūt jau pralaimėsim. Nežinau. Tai va, aš puoliau. Kur aš puoliau? Aš puoliau, man rodos, va, puoliau vieną kartą šitą, bet čia žiūri blogai išėjo. Puoliau šitą ir ant 3 starų paėmiau. Tai va, šitą tokia labai gerai gavosi. Vos nepralaimėjau šiaip vienoje vietoje, bet žiūri pasisekė. Tai dėl to yra labai gerai viskas. Va, suleidau visus drakonus. Su Kingu gal biškį pavėlavau, nes reikėjo su juo gal iš pradžio apvalyti viską. Tada tik tai dėti šituos drakonus. Va, dabar paleidau balionus iš Clan Castle. Ir va, man jie labai padėjo. Aš būčiau pralaimėjęs, jeigu tik ne mano balionai. Va. Kaip man tik dabar Kingą padėjau, kaip prisiminiau, kad aš jį turiu. Tada va balionai. Man labai padėjo balionai. Va, ir va šitas drakonas, kaip žiaur šaunuolis. Va, ir jisai ir defense iš paskutinio smūgio suvartė. Va, liko Kingas ir 3, 4, 5 turbūt drakonai. Tai va. Va, visi dabar pabiški. Ne, 6 drakonai ir Kingas. Viskas, Kingo nebėra. Nu va, galim prasukti. Čia biškio. Nu va, ir taip va. Tai 3 starai jau, kaip matom. 3 starai. Tai va. O dar ką papasakoti, tai nežinau. Va, turiu dabar tokią armiją. Tai va, galim užpult dabar ką nors. Aš dabar farminu, nes visko man labai reikia. Iš karto radom kažkokį, bet čia bus labai sunku daeiti iki jo visų kasyklų. Gal kitą geriau. Va, tą galima buvo dėl goldo, bet man ir eleksyro reikia šiaip. Tai nekovojam prieš tą. Šito nedaeisiu. Ne. Tai aš gal parodysiu, kai surasiu. Nu va, jums praėjo turbūt kelios milisekundės, o man tai čia buvo gal 5 minutės. Gal ne 5, gal kelios. Tai va, dabar čia reikia apvalyti po biškį. Metam Kingą, kad jis biškį. Apraminti priešininką Kingą. Ir pažiūrėjom. Reikia valyti viską, nes bus man blogai. Reikia dar eleksyro biškį paimti. Čia kažkaip. Čia greičiau apvalytų. Tai nežinau, man atrodo, šita mano ataka nebus labai gera. Kažkaip Archeris labai greit miršta dabar. Nu va, ir čia šaudo Archeris. Nežinau, kur dar čia suleisti. Reikia paimti vieną starą, taip suprantu. Nu tai galim leisti čia tada. Nebus vienas staras. Lygiai 50%, visą lūtą paėmiau. Labai gerai.
Labai gerai išėjo. Jau Kingą neužilgo galėsiu ant 4 levelio upgrade'inti. Tai va, nu dabar man reiks šiaip pagrindė tvoras tobulinti. Tai nežinau, reiks tvoras tobulinti. Telefonas įsikrauna. Šūdas. Na gerai. Tai tada reikia visus archerius susidėti. Nežinau, tai turbūt dar padarysiu video po Klanvaro. Čia bus kažkur gal 10 valandų, galim pažiūrėti, kaip puola. Puola kažkoks Saffron. Ar tikrai? Jo, Saffron, mūsų Jorkly. Tai puola su Wizardai šiaip žiūri gera, tokia jam gavosi. Dar daug ir Hog Riderių dar yra. Pastrigo internetas kažkaip. Gerai. Tai va, Hog Rideriai. Hogai Town Hall'ą. Nuėjame. Ir bus 3 starai, bet mums tai pavyzdžiui yra labai blogai. Nes čia mus puola ir mes turbūt pralaimėsim Klanvarą. Bus 3 starai. Liko. Kiek čia liko? Paskutinis Boulder Hutas liko. Tai va, viskas. 3 starai. Blogai. Labai blogai. Mūsų paėmė 3 starai. Tai va, mes pralaimėm 15 starų. Ir panaudojom 4 atakom mažiau. Tai vis tiek blogai yra, labai blogai yra. Kol kas dar šildą turiu, bet jau neilgam. Nu tai tiek tada. Tai va, tai sėkmės. Jeigu patiko like, nepatiko irgi like. Dar geriau spauskite subscribe. Sėkmės.